Garbė Jėzui Kristui, gerą dieną visiems. Antroji mūsų rekolekcijų diena. Keliaujame toliau su Henry Nouwen knyga Here and Now ir jos skyriumi Prayer. Pradėkim trumpą maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šitas antras skyrelis, skyriuje Prayer, yra pavadintas iš susirūpinimo į maldą. Tam, kuris nori išsivaduoti iš susirūpinimo, tikrai mažai pagelbės mėginimas negalvoti apie dalykus, kurie tą susirūpinimą kelia. Nepajėgsime susirūpinimo nustumti šalin vien tik savo protu. Kai gulėdamas lovoje esu susirūpinęs dėl būsimo susitikimo, negaliu nustoti rūpintis, pasakydamas savo, negalvok apie tai, miegok, rytoj viskas bus gerai. Mano protas iš karto atsilieps. Kaip gali tai žinoti? Ir susirūpinimas grįž. Kai Jėzus patarė mums atgręžti savo širdis į karalystę, tai atrodo tartum paradoksas. Jo patarimą būtų galima interpretuoti šitaip. Jei nori būti susirūpinęs, rūpinkis tuo, kas išties verta tavo pastangų. Būk susirūpinęs dėl didesnių dalykų negu tavo šeima, draugai ar rytojaus susitikimas. Būk susirūpinęs dėl Dievo dalykų, tiesos, gyvenimo, šviesos. Kai atgręžiame širdį į šiuos dalykus, mūsų mintis nustoja suktis, nes įžengiame į bendrystę su tuo, kuris yra su mumis čia ir dabar, tam, kad suteiktų tai, ko mums labiausiai reikia. Šitaip susirūpinimas tampa malda, o mūsų bejėgiškumo jausmas perkeičiamas į galią teikiančios Dievo dvasios patirtį. Išties, nepajėgsime prailginti savo gyvenimo rūpindamiesi dėl to. Tačiau galime peržengti savo laikino gyvenimo ribas ir įžengti į amžinąjį mylimų Dievo vaikų gyvenimą. Ar tai pašalins mūsų susirūpinimą? Greičiausiai ne. Kol esame šiame pasaulyje pilname įtampų ir spaudimo, mūsų protas niekuomet neišsilaisvins nuo susirūpinimo. Tačiau širdimi ir protu, grįždami į apglėbiančią Dievo meilę, mes pajėgsime šypsotis dėl savo susirūpinusio aš ir išlaikyti akis bei ausis atvertas karalystės ženklams bei garsams. Šitas susirūpinimui paskirtas tekstas, aišku, kad iš karto kelia ir tokias biblinės aliuzijas, mes labai gerai iš sinoptinių evangelijų atsimename. Rūpinkitės ne tuo, kuo rūpinasi pagonis, bet rūpinkitės tuo, kuo aš, Jėzus, jums mokiniams liepiu rūpintis. Tai čia mes pradžioj lyg bandėm dar net versti, Nouwenas vartoja tą žodį worrying ir worry, tai lyg bandėm dar pradžioj versti nerimu, bet iš tikrųjų susirūpinimas, jis kaip ir graikiškas žodis evangelijose, merimnao, jis gali būti ir negatyvus, tai reiškia susirūpinimas kaip tokia negatyvus veiksmas, tai yra nerimą keliantis galvojimas apie ateitį ir net ne visai svarbu, ar ta ateitis yra reali, ar tik tai kažkokia hipotetinė, tai su tokiu nesaugumu susijęs galvojimas. Ir kita vertus, rūpinimasis gali būti labai pozityvus veiksmas, reiškia sutelkimas dėmesio siekiant užtikrinti arba įvykdyti tai, kas yra būtina įvykdyti, kuo reikia
pasirūpinti. Tai su nerimu neišeina. Tai nerimas kaip tokia ramybei priešinga būsena, sunku jį kažkaip tai pozityviai suprasti. Ir nerimas greičiausiai yra kur kas platesnė tokia jausena žmogaus negu susirūpinimas. Tai dėl to net pirmas variantas šito teksto buvo taip verstas su nerimu, bet galiausiai grįžom prie tokio evangelinio termino susirūpinimas. Ir čia verta pasižiūrėti į tas aliuzijas. Aišku, pirmoji iš jų tai Mato Evangelijos 6 skyriaus nuo 24 iki 34 eilutės. Čia tiesiog ištisas gabalas teksto Evangelijos, kuris būtent yra nukreiptas į susirūpinimą. Jėzus sako, niekas negali tarnauti dviems viešpačiams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kito nepaisys. Čia dar nesijaučia iš tos teksto pradžios, kad tokio tarsi pagrindinio Jėzaus noro parodyti, kaip čia dabar su tuo susirūpinimu yra. Kad susirūpinimas iš tikrųjų yra dėl to, kad tai aš mėginu tą savo ateitį užtikrinti, aš dėl jos esu susirūpinęs, kad tarsi čia mano dabar yra atsakomybė. O Jėzus sako, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Čia vėl ta mamona krikščionių tarpe taip kartais net demonizuojama, kad jau nujaučia visai, ta mamona blogai. Kai kurie vertimai netgi sako pinigui, bet negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Iš tikrųjų, mamona judaizme yra labai pozityvus dalykas. Tai yra visuma gėrybių, ypač tokių apčiopiamų gėrybių, kuriomis Dievas apdovanoja tą, kurį laimina. Jeigu žmogus gyvena tokiam ištikimybės santykiai su Dievu, tada Dievas jį laimina ir tie apčiuopiami palaiminimo vaisiai, turtas, gera sveikata, šeimyna, draugai, bet visa tai yra mamon judaizme. Ir čia Jėzaus yra toksai tarsi paradoksas. Ir viena vertus, mamona iš tikrųjų neužtikrina ateitį. Mamona, jinai yra tarsi būdas saugiai jaustis, žiūrint į rytojų, nes aš turiu išteklius, turiu draugus, nesu vienas. Bet Jėzus sako, negalite tarnauti mamonai, tarsi mėginti autonomiškai užsitikrinti savo ateitį. Ir kita vertus, tarnauti Dievui, o tai reiškia atiduoti savo ateitį į Dievo rankas. Ir čia Jėzaus visas mokymas. Todėl sakau jums, rūpinkitės ne savo gyvybę. Pas mus kartais verčiama nesirūpinkite savo gyvybę, bet, rūpintis reikia savo gyvybę. Bet čia greičiausiai, kad būkite susirūpinę ne dėl savo gyvybės. Ką Nuvenas irgi sako, dėl didesnių dalykų. Ką valgysite ar gersite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nėra daugiau už maistą ir kūnas už drabužį. Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei krauna į svirnus, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? Čia Jėzaus mintis yra. Kad jeigu mėginsim mamoną užtikrinti savo ateitį, greičiausiai žlugsi. O argi tu nevertesnis už paprastą kažkokį kūrinį žymiai mažiau kilnų negu žmogus, tai jeigu Dievas tuo mažiau kilnų pasirūpina, tai ir tavim pasirūpins. Ir kurisgi iš jūsų savo rūpesčių gali prailginti savo gyvenimą, bet ir per vieną uolektį. Per alkūnę, uolektis yra alkūnė. Čia vėl tas žodis gyvenimas štai vietoj toks įdomus yra. Čia galima net tokį lietuvišką žodį vartot augumas. Augumas gali reikšti ir amžių, ir gyvenimą, reiškia gyvenimo trukmę ir ūgį. Tai čia toks graikiškas žodis yra pavartotas, kuris ir ūgį reiškia, ir gyvenimą. Ir čia Jėzus taip labai ironiškai sako, kad nei savo ūgio, nei savo gyvenimo negali prailginti, padaryti savęs aukštesnio per alkūnę arba prailginti savo gyvenimo bent per alkūnę. Ir dėl drabužio, kodėl rūpinatės?
Pasimokykite iš lauko lelijų, kaip jos auga. Nei triūsia, nei verpia, bet sakau jums, net Saliamonas visoje savo garbėje nebuvo taip apsirengęs kaip bet kuri iš šitų. Gražu. Čia toks vaizdas, kad Jėzus stovi pievoj. Na, čia tokia yra hipotezė, kad tos lelijos tai yra aguonos, kurių Izraelį iš tikrųjų labai daug. Tai čia gali būti, kad jis tokioj pievoj stovi ir rodo tiems žmonėms į tas aguonas augančias, sako, žiūrėkit, bet kuri iš šitų, kurias matote, jinai savo grožių pranoksta Saliamoną visojo didybei. Jei tad lauko žolę, šiandien žaliuojančią, o rytoj metamą į krosnį Dievas šitaip aprengė, argi ne jo labiau jūs, mažatikiai. Na va, neaišku, ką čia Dievas daro su tais mažatikiais. Dievas taip aprengia žolę, o žodį, veiksmažodį, kuris nukreiptas į mus, Jėzus kaip ir praleidžia. Tai čia neaišku, ar Dievas aprengs, ar pasirūpins, ar papuoš, ar išaukštins. Na, čia gražu yra, kad tas žodis praleistas. Tad nesusirūpinkite, sakydami, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Viso to siekia pagonis. O jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad jums viso to reikia. Jūsgi pirmiausia siekite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa šitai bus jums pridėta. Tad nesusirūpinkite dėl rytojaus, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Dienai pakanka savo vargo. Na, tai čia iš tikrųjų, taip grįžtant iki paties teksto, tai labai daug čia atliepia to, kaip dėsto savo mintį Nuvenas į tą Mato Evangelijos tekstą ir Luko 12 skyriui irgi ten tas pats beveik yra. Pas Morkų šito nėra tos Jėzaus kalbos, bet tiek Lukas, tiek Matas, tai jie šitą išdėsto kalbą ir čia labai aiškiai Nuvenas tarsi dėlioja šitą savo tekstą, atsiliepdamas tarsi į tą Jėzaus kalbą. Bet ką irgi svarbu gal atkreipti dėmesį, kad jisai kalba apie tą susirūpinimo perkeitimą į maldą. Ir vėl, tai yra labai tas aiškus, kas atliepia Evangelijos žodžiui. Jeigu aš mėginsiu pats, mamonos pagalba užtikrinti savo ateitį, tada susirūpinimas yra garantuotas. Nes vis tiek tos užduotis ir atsakomybės mano ateityje vis tiek pranoksta mano išteklius turimus. Ir kita vertus, Jėzus kviečia pasitikėti Dievu, tai ką Nuvenas čia vadina malda. Ir tai yra raktinis žodis visam šitam skyriui, su kuriuo mes einam šitose rekolekcijose. Malda, jisai sako, tai yra galią teikiančios Dievo dvasios patirtis. Mamona, jinai atves iki bejėgiškumo patirties, o malda gali atvesti mus į galią teikiančios Dievo dvasios patirtį. Na va. Vėl, kitoj vietoj dar yra tokia antra vieta, kur Jėzus kalba apie tą susirūpinimą, tai apie tokią krizės situaciją, kur Jėzų kaip ir mokinius įduos. Ne? Ir jisai sako, kai jie jūs įduos, nesusirūpinkite, kaip ar ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką kalbėti. Mat jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės per jūs. Ir vėl čia, aišku, galima tą žiūrėti tokioj labai tiesioginę tokią interpretaciją. Aš atsimenu kunigo Latožos liudijimą apie jo vieną iš suėmimų ir tardymų. Jis tada Romui, mes kažkaip kalbėjomės, jisai sakė, tada tikrai aš supratau po visų ten tų kankinimų, neleidimo miegot, triukšmo, kai mane klausinėjo ir darė mano apklausą, aš tada patyriau, ką reiškia, kad nebe jūs kalbėsite. Ką aš ten atsakinėjau, aš net nelabai prisimenu. Man tas labai strigė yra. Bet kita vertus, tas rūpinimasis, kaip ir čia, pavyzdžiui, šitoj Mato 6 skyriaus ištraukui, čia yra negatyviai. Jisai sako, nesusirūpinkite dėl rytojaus,
Bet po to iš karto tą žodį Jėzus apverčia ir sako pozityviai, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Panašiai pozityviai Paulius, toj garsioji savo metaforoje apie bažnyčią kaip apie kūną, ją užbaigdamas jisai sako, idant kūne nebūtų skilimo ir nariai vienodai rūpintųsi vieni kitais. Tai čia tas merimnao veiksmažodis iš čia vartojamas labai pozityviai. Na va, tai čia tokia kelionė, kas norėsite su šitais tekstais pabūti, kas norėsite kažkaip juos pamedituoti, ar tas biblinės sąsajas, ar patį tekstą nuveno, tai labai kviečiam į antrąją rekolekcijų dieną. Užbaikime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Sudiev, geros dienos.